Haldort susitikimas su gerbėjais Kiškunhalaše, Est žvejų centre. Štai ir pirmoji diena. Pradėkime. Gražaus ryto visiems linkiu. Po trumpo pasveikinimo iškart kibome į darbus. Prasidėjo programos. Pirmiausia, mūsų kolega Gbor Sipos surengė trumpą, bet labai įdomią ir informatyvę paskaitą apie Metvod Feder žūklę. Po jo sekė mūsų komandos narių Tiboro Cesviri ir Dineso Fieso pranešimai, kurie su susirinkusiais pasidalijo labai įdomiomis praktikomis susijusiomis su Metvod peletų maišymu. Nors atrodo, kad Metvod peletų paruošimas yra labai paprastas, tai reikia vandens, šiek tiek aromato ir viskas, belieka tik užmesti. Tačiau varžybų sąlygomis galima įsitikinti, kiek daug smulkių gudrybių yra, kuriomis tokį mišinį galima padaryti dar efektyvesnį. Apie tai vaikinai ir kalbėjo, o publika juos stebėjo su dideliu susidomėjimu. Lipnus. Su ekspertų auditorija užsimezgė rimtos profesionalios diskusijos, pavyzdžiui, apie karpių mitybą. Karpiai maitinami ištisus metus, tai 100%. Gerai, sutinkame, tuo tikime, bet parodykime tai ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Mano kolegoms daugiau nereikėjo sakyti. Jie iškart kiekvieną savo patikėtų metodų leido svečiams pagauti pirmasias žuvis. Mūsų kolegos Erdlytams ir Hasktams parodė susidomėjusiems peivėjo maišelių techniką ir žinoma, panaudojus paruoštus paketus, su jais buvo galima pagauti pirmuosius gražius karpius. Šalia manęs stovinti miela šeima atvyko iš Skeliudvarhelį iš Transilvanijos. Kiek teko keliauti, kad pasiektumėte mus čia? Na, apie 501 kilometras. Na, galim... Taip, tiek. Žinote, Rumunijoje sakoma žvejoti, bet kaip žinote, Vengrijoje mes sakome meškerioti. Žvejai, atminkite, jie naudoja tinklus, o meškerės – meškerės. Bet žinau, kad tai dažnai sakoma Rumunijoje. Ir aš klausiu to mažo jaunuolio, kiek metų jau žvejoji. Kiek tau buvo metų, kai pirmą kartą paėmė į rankas meškerę? 4. Tau buvo 4, o dabar jau būsi 8, tiesa? Kai aš pradėjau žvejoti, man irgi buvo 8. Jis tokio pat amžiaus kaip ir tu, bet tu esi 4 metais už mus priekyje. Ir kiek žinau, sakei, kad nei tu, nei tavo miela žmona nežvejoji, tad šeimoje žvejoja tik tavo sūnus. Taip. Bet jūs tai palaikote. Palaikyti. Taip, stengiamės jį palaikyti. Na, tai ir yra geras požiūris, beje. O kodėl matote potencialą žvejyboje? Ir kodėl, tarkim, to nedraudžiate? Na, mano manimu, kad nebūtų tik televizorius, telefonas, kad būtų gryname ore. Žinoma, tai daug geresnė pramoga nei televizorius ar telefonas. Labai geras požiūris. Ir kai tavo sūnus eina žvejoti, jūs taip pat jį palydite. Jūs visi kartu su juo esate prie vandens, visa šeima. Tai puikus šeimos susibūrimas ir šeimos programa, kai kalbama apie žvejybą. Taip, dabar ir aš pamėgau, todėl mėgaujuosi. Iš pradžių man visiškai nepatiko žvejyba. Vaikas mane išmokė mesti. Bandau. Dabar jau ir aš nusipirkau savo meškerę. Kai aš pradėjau žvejoti, mano šeimoje niekas nežvejojo. Aš buvau pirmasis ir mano tėvas dėl manęs tapo žveju. Taigi ne manęs tėvas išmokė, o aš savo tėvą žvejoti. Tavo sūnus toks pat. Tada jis jūs išmokys ir įtrauks visą šeimą. Pabandysime. Labai ačiū, kad esate čia. Geros žūklės. Labai dėkojame institutui. Labai daug kas laukia galimybės išbandyti naujas karbo meškeres ir visi nustebę pastebėjo, kokiu neįtikėtinu lankstumu ir stiprumu pasižymi šie puikūs žvejybos įrankiai, o net ir mažesnės karpio pagavimas suteikia didžiulį malonumą. Mūsų kolega Burski Zord skaitė įdomią paskaitą apie subtilę spiningavimo žūklę, kad viskas nesisuktų tik apie karpių žvejybą, bet svarbiausia, kad viską, ką išgirdo susidomėjusiai, buvo galima išbandyti mažajame tvenkinyje ir pavyko sugauti keletą mažesnių ir didesnių plėšriųjų žuvų. Jūsų mažylis labai sumaniai žvejoja. Sveikinu su tuo. Labai ačiū. Kiek jam metų? Jam dabar 6,5. 6 metų patyrė žvejyboje. Jis pradėjo būdamas 3. Oho, o ar dar kas nors šeimoje žvejoja be jo? Aš esu fanatikas. Taip, nesakau, kad esu pats profesionaliausias, bet labai mėgstu žvejoti. Kur tik galėjome, visada pasinaudodavome progą ir manau, tai tokia šeimos tradicija ar pomėgis. Nežinau.
ir jam taip pat užsinorėjo šio dalyko. Jis tikrai labai talentingas, todėl matau tai jo judesiuose, matau, kaip jis tai daro, kaip jis vargina žuvį. Tai ne pirmoji jo žuvis. Ne, Spiningas jūsų mėgstamiausias žvejybos būdas, žvejoja sūnus? dabar jis jį turi, nori jo žvejoti. Iki šiol jis bandė federį, pradėjo nuo spiningavimo, nes tai jam pakankamai aktyvu, žinote, klasikinė žvejyba, taip, klasikinė žvejyba jam nelabai. Taigi, ta federio žvejyba jam nelabai tiko, ji nebuvo pakankamai aktyvi. Vėliau jis paprašė mačch tipo meškerės, tada ir gavo mačch meškerę. Jis suprato, kad plūdinė žvejyba jam labai patinka. Šią vasarą Balatone su 4 metrų ilgio spiningu pradėjo gaudyti mažas žuvelės ir nusprendė, kad Žuvis? pabandytų su šiuo spiningu pagauti ir didesnių žuvų. Ir dabar, šiuo metu, ties tuo ir esame. Jis labai gabus, tikrai pagarba jam ir labai džiaugiuosi, kad jūs taip pat jį palaikote ir padedate žvejyboje. Žinoma, aš irgi dažnai padedu. Dodika man dažnai duoda savo meškerę ir sako, mama, jei nupirktume tau rožinę meškerę, ar tada nežvejotum? Taigi, aš su jais reguliariai einu žvejoti. Iš kur atvykote? Na, šis klausimas dabar šiek tiek sudėtingas. Mes ką tik šią vasarą grįžome namo iš Belgijos. Taip. Taip, O jūs taip pat žvejojate Belgijoje. Ar turėjote kokių nors galimybių? taip, mes gyvenome netoliese, netoli Briuselio. Buvo žuvų tvenkinys, kuriame berniukai užsiregistravo ir po 4 metų gavo narius. Iki tol keliavome po šalį – Olandija, Belgija, Šiaurės jūra. Taigi jūs iš arti galėjote patirti užsienio žvejybos kultūros grožį ar šešėlinės pusės. Tu kaip moteris, tai dabar įdomus dalykas, taigi neklausiu tavo vyro, o tavęs kaip moters, ką tu iš to jauti? Kaip manai, kur geresnės žvejybos galimybės, kur labiau išvystyta kultūra? Vienareikšmiškai Vengrijoje. Taigi verčiau važiuokime prie Balatono arba prie Dunojaus kranto, tai daug arčiau gamtos. Žinoma, pasirūpinome ir tuo, kad atvykę svečiai turėtų ką valgyti. Šiandienos meniu buvo jautienos gulešo sriuba ir labai skanūs, gardus įdaryti kopūstai, kuriuos mums paruošė pirti žirgyno užeigos virėjas. Su džiaugsmu pristačiau susidomėjusiems naujas Bidmeteam Feder Kaivo Long Cast Feder meškeres. Taip pat Blatsk Edition Kaivo Longrangė, mūsų didelių karpių meškeres, sukurtas žvejybai dideliais atstumais ir naujas kaivo plūdinės meškeres. Bet žinoma, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Stengiausi vaikams ir suaugusiesiems paaiškinti, kaip užimti kuo geresnę kūno padėtį, kad galėtų palyginti lengvai užmesti galutinę sistemėlę dideliu atstumu. Geras metimas atrodo paprastas, bet iš tikrųjų yra gana sudėtingas, todėl stengiausi visiems parodyti ir paaiškinti, kaip laikyti ranką, kaip atsistoti, kokią stabilę stovėseną pasirinkti ir kokia turi būti taisyklinga kūno padėtis, kad galiausiai būtų galima tikrai lengvai mesti didelį atstumą. Tai nėra joks burtas, bet to reikia išmokti, juk niekas negimė taip, kad jau motinos įsčiose tai mokėtų. Kas šiandien čia buvo, kas buvo su mumis, garantuotai gerai praleido laiką. Patiko? Norėtum dalyvauti? Dar ne vėlu? Ateik rytoj. Praleiskime nuostabią dieną Kiškunhalaše, Est žvejų centre. Laukiame ir tavęs.